Gal uždėjo. Aš pamatau šitą tadis kebabą, aš pripisęs jaučiuosi. Dabar atrodo, kad antrą nakties nėra kamerų, nes tiesiog... Ne, man tu maladės. Cheers. Pralaužk vieną kebabą. Sveiki, įsijungę dar vieną laidą pokalbį prie kebių. Šiandienos svečias, šviežiai susižadėjęs vyras, pusę bazaro pas mane realiai. Komikas, šokietis, linksmas bičas Deividas Vizgirda. Sveiki, per daug pristatymų, per daug žmonių. Jo. Bet taip aš esu ta nedo kaklo dalelė tam tikra. Ir šiaip daugumą žmonių klausia, man labai keista būna, kur, pavyzdžiui, aš išeinu į miestą kažkur, ten buvau prieš porą savaičių, su panelė išvarėm į miestą, ten korneriai buvom Vilniui tokiai vietai ir prieina žmonės, aš ten rūkau, prieina ten du bičiai vieno pana. O tai ir zyma čia kažkur turi būti, skone nėra, o ne? Tai kaip suprast? Skau, tai nėra, kad mes kaip gėjų purelį kartu visur važiuojame. O jūs negyvenat kartu? Skone, jis pana turi, pana gyvena, aš pana turiu. Jūs panas turit? Skut ten. Ai, nu. Mes ką tik pasibučiuojam, Ai, nu, geras bazaras. Seniai, tai jeigu tu žiūri bazarą, turėtum, žinau. Ir čiuvas pašnekėjęs nueina su tokiu žandikolė. Ne, aš su tos. Gerai, davai. Abu tą patį tuliką. Ir vėl tada. Seniai, tu labai panašus į čiuvą, tai iš bazarą. Ką tik kalbėjau laukia. Man yra buvo taip. Bet... Yra buvo tau, kad, tai pasako, tu net labai panašus į Vizgirdą? Tik tu daugiau nuplikas negu vis. Sakau, blėt, žinau, daug kas taip maišo. Aš nesakau, kad tai. Nes aš nežinau, kaip atsilieps. Jo, nes, tipo, tu panašus, blėt, tu esi iš bazaro, tai tą panašus ir... Nu, tai taip, čia aš ir esu, tipo, man pakankamai arogantiškai skamba man, tai aš sakau, ne, daugumą žmonių šiaip sako, maišo mane. Žiūrėk, tai standartinis klausimas, sakei, žiūri kažkiek kebius, kaip tu save pristatytum ir kaip tu norėtum, kad tave pristatytum? Gerai, gali man pasakyti situaciją, kur man reikia pristatyti mane, pavyzdžiui. Tu kažkaip gauni susitikimą su mūsų ekscelencija Gitanu Nausėda ir jis klausia, kas tu, ir tu tiesi ranką. Tai gerai, tai... Linksmas vaikinas? Stand-up komikas, tinklalaidininkas ir tas bičas, kuris mėgsta juokauti apie genitalijas ir jų įskyras. O kaip norėčiau, kad mane pristatytų, norėčiau, kad visi, aš norėčiau, žinai, kaip, pavyzdžiui, yra Elijus Povilas Martinenko, kai yra tipo vardas, pavardė ir vidury dar vardas, aš norėčiau, kad vidury pseudonimas būtų Deividas Monstras Vizgirda. Aš pykstu iki dabar ant mamos, kad man neįdėjo antro vardo Monstras. O čia tu tave vadina kažkas monstru? Ar... Jo, aš vadinu save monstru. Ir Gabrielė, nu tai gal nelabai monstro gyvulį. Jo, kai ten, kai neišplaunu indų, tu gyvulį. Bet tai ko čia tu suūki, o tu sutvarkysi? Jo. Pas mus šiaip yra šeima, jie tvarkinga, aš ne, bet kas indų plovimo, tai aš plaunu indus visada. Aš negaliu žiūrėti, kai yra daug indų, aš negaliu žiūrėti. Man, pavyzdžiui, kad... Tai tiesiog neini į virtuvę, viskas. Beliat, pas mus ten kambarys virtuviai. Viskas. Mes vieno kambario arba virtuvė kambarį. Mes labai liūnai gyvenam šiaip. Vieno kambario bute, taip toliau, tai labai matos ten viskas. Ir man labai, sakau, man, pavyzdžiui, ten ant kėdės, jeigu būtų ten rūbų, dar kažko numesta volto maišų, arba ten patalinė nepakeista ir guli trupiniuose, man šits pok. Aš geriau susigyvensiu su tais trupiniais, negu eisiu išpurtyti patalinės dabar. Bet jeigu aš matau, kad indų palikta, man kažkoks zajobas kyla, aš nežinau, kas man. Tu, nes aš atsimenu, kai tu pradėjai lipti open mic'us, kada tu maždaug pirmą kartą užlipai, kaip ta tavo pradžia atrodė? 2020 užlipau pirmą kartą, bet po to ilgai nelipau. Tai aš savo pradžią skaičiuoju nuo 2021, nes kelis kartus tik užlipau, bet mano tipo normali pradžia buvo 2021 rugsėjo mėnesį, rugpjūčio gale kažkas tokio, tai dabar atėjo 2025, tai rugsėjo pradžiai bus 4 metai. Bet esu užlipęs kelis kartus ir 20. Čia prieš Vokietiją ar po Vokietijos? Čia aš prieš Vokietiją buvau dar užlipęs su kelis kartus. Nežinau, ten įdomiai sekdavos. Tai vienai, taip kitaip. Daugumą čia sako, kad pirmą kartą užlipau, gerai sekės. Ir tada, tipo, ten buvo... Man, tipo, pakankamai blogai sekės. Ir išvariau vasarą į Vokietiją padirbėti biškį. Studijom, žinai. Ir toks blemba dirbau dešrų fabrike. Ir aš galvoju apie gyvenimą, nes ten
nereikia labai daug protų, ten buvo grinai, nu, tipo, dirbti, aš turėjau kilnot su sunkės mėsas, ten vežtis ir taip toliau. Tai tik fizinis darbas, jokio protinio darbo ir, tipo, labai daug mąstyti. Galėdavau, jo. Ir galvoju, blemba, aš studijau lietuvių filologiją, galvoju, aš nenoriu filologas būti. Man neįdomu, nu, taip, kur aš pritaikysiu. Aš galėsiu nebent pataisyti žmogų, kai jis sako trakai. Ir aš, ne, mielas drauguži, trakai. Ir toliau krauni dėžės. Tai va. Bet gal aš nenoriu fizinio darbo dirbti, čia šitam dešrų fabrike nusmurgusiam. Na, ir gal, kas man patinka. Tu prisimenu tą stand-upą ir gal, blemba, kad ir nelabai gerai sekės, bet buvo keli momentai, kur ten turėjau vieną bairį, kuris visada sueidavo, žinai, ten tą dieną. Nes tada buvo... Su Remiu Retro, man. Jo, nes meskino ir ten skirybos buvo taip toliau. Ir turėjau ten vieną bairį, kur visada ten kilindau. Ir gal, blet, va šitas man patinka. Ir tada užsibrėžiau tikslą, kad per vasarą parašysiu. Ir tada grįžau ir per vasarą tą, ką pasirašiau, tas 10 minučių, blemba, gerai, ėjos, taip. Ir gal, blemba, gal reikia nesustoti kažką daryti, bet vis tiek per daug niekada negalvojau, kad aš ten būsiu komikas ir taip toliau. Ir dabar daug kas, įsivaizduoju, yra žmonių, kurie nelaiko manęs komiku, nes komedijos subjektyvus dalykas yra, gali vieniem patikti, kitiem nepatikti. Aš žinau, kad yra žmonių, kam patinku, yra žmonių, kam nepatinku ir kurie niekada gyvenime, kad ir jų nuožiūrą pradėčiau ten gerai labai varyti, jie negalvos, kad aš komikas, nes jau jie turi nusistatymą kažkokį prieš mane. Bet, tipo, nu nežinau. Bet pasiekiau kažkokius dalykus, ką svajau pasiekti. Aišku, dabar atrodo, kad niuchuje nieko nepasiekiau, bet jeigu pažiūrėtum į Davidą prieš 4 metus ir pasakytum, kad aš va dabar esu čia, tai jis sakytų, čiūchinkis debilas. Taip. Nu, kur yra tas dalykas, kur jeigu grįžtum, kad gal pats nepatikėtum, jeigu pasakotum, seniai, pirmės, tu grįži iš Vokietijos, pradėsi stand-upint, išvarysi į Vilnių. Ten, tipo, open mic'ų savo turėsi, tipo, open mic. Jo. Turėsiu napažniką vieną, toks, kaip stulpas atrodo realiai, bet galva visada šitaip daro. Ir Maybachą daro, kas tas Maybachas, oi, prisei seniai, čia dar papasakoti. Maybachas tau patiks. Tai realiai padirbai Vokietijoje, tą juodą darbą, reikia kažką daryti. Jo, užpiso tas, kad ir kaip prasmiškai skambės, bet užpiso tas dešrų kvapas. Rankose ir burnoje, tai sakau, reikia kažką kitko padaryti. Ir sakau, visai pasisekė. Aš įsivaizduoju, kad pagrindinis dalykas, kodėl pasisekė, vad ko tu nepadarai, kad aš supratau, kada man iš Kauno nežinantis reikia. Nes vis tiek renginių daugiau Vilniui, ko ne vienas kitas, va tai šiandien filmuojam dabar, iš karto varysim į open mic'ą, kur aš ir Kristoforas rengiam. Bet vis tiek čia mažiau perspektyvų, mažiau dalykų, o Vilniui tipo, tu tik eik, daryk, imk, plus ten kolegos pasikviečia į tam tikrus projektus gal tave ir tipo, jeigu tu ko negyveni, jie žino, kad tau ten logistiškai pakankamai sunku būtų nuvykti ir grįžti ir taip toliau, tai Vilnius atrodė kaip parankiausias variantas. Ne, bet čia, jo, neskau, kad Kaunas yra blogai, Kaunas irgi labai gerai, pavyzdžiui, galiu pasakyti, galiu pagirti visus kauniečius, kad, pavyzdžiui, kalbant apie komediją, Kaune publika geriausių vakarų bus geresnė negu Vilniui, bet blogiausia bus blogesnė negu Vilniui. Nes Kaune, va šitaip eina, dažniausiai būna achuieno publika, viskas gerai, viskas veikia ir sakau, geriausi pasirodymai būna Kaune. Bet kartais būna, kad kauniečiai mėgsta per daug atsipalaiduoti, gal netgi daugiau negu vilniečiai, nes vilniečiai Vilniuje ir taip daug renginių, daugiau pramogų, taip toliau. Jam gal įprastos visos va tokios pripratę prie rutinos ir taip toliau. O Kaune ateina žmonės ne visat pasiklausyti komedijos, bet kartais ir pagerti ateina. Ir jeigu tu darai baruose, kai mes žempa bedarom, tai kartais būna, kad žmonės neapskaičiuoja. Yra buvo, kad vieną paną dar pirma dalis nesibaigė. Įsivaizduokit, atviras mikrofonas, 5 komikai pirmoje dalyje, 5 antroje. Ir ėjo 4 komikas ant scenos, tai čia praėjo pusvalandis renginio ir jau vieną paną apsivėmusi namo veda. Prie baro ten privėjimus karočiau buvo, viską ir veda namo. Ir atvarė kitą savaitę tada. Ir aš kažką kalbu, sakau, tik žinokit, kad su alkoholiu ten aš buvau vedėjas, pristačiau, sakau, atsargiai, nes sakau, čia praeitą savaitę buvo panelį, biškai padaugino apsivėmį. Aš tą panelį. Jinai pati sako. Nesigirk, nesigirk, kad tavėjai. Tu su Nedu realiai esi kaip Dream Teamas, realiai.
kaip tas dalykas pasidarė, tipo, žinai, kad jūs tiesiog pradėjote dirbti kartu? Karočią, pirma istorija buvo, kad Antanas papromino Tenedą, pasidalino istoriją, taip toliau. Ir kažką mes apie rilsus kalbėjom. Ir Antanas sako, man toks bičiukas Nedas daro rilsus. Sako, jis gyvena Anglijoje, bet būna, tipo, nestudijavo jis. Būna grįžta, pasindapina kartais. Ir aš Nedo pradžioj nemėgau. Nes jis... Tai Nedas Anglijoje gyveno? Jis studijavo Anglijoje. Ten finansus kažką. Ir aš pradžioj nemėgau, nes jis mane pafollowindavo. Ir aš pradžioj net followinu tų žmonių, kuriuo aš nepažįstu. Arba, jo, taip. Ir pafollowindavo, aš net followindavau jo ir jis mane atfollowindavo. Ir po to... Kaip nepriim. Po kelių dienų vėl pafollowina, aš net followinu, jis unfollowina vėl. Ir va taip toks. Ir galvoju, nublečia... Cloud chaserio vibe, žinai, yra. Bet dažniausiai taip ir būna visos tos meilės istorijos. Nuo nepykantos iki meilės tik vienas žingsnis ir kažkada line-up'e. Buvo, kad aš jo paklausiau, ar pirmą kartą lipė. Ir jis ten sako, ne, esu ten prieš kažkiek laiko lipęs, bet po ilgos pertraukos sako, tai galim skaityti kaip pirmą. Ir kažką aš ten jam pasakiau. Po to kitą open mic ir taip susibendram ir žiūri, kad labai maladės žmogus tipo yra. Ir kažkaip dar man prieš atsikrausiant į Vilnių, mes jau visai susibondinę buvom ir atvykau į Vilnių ir galvom, ką čia kažką reikia padaryti, nes norim labai stand-upint, bet žinai, gal ir nenorim kažko kurt, bet tu turi kažką kurt, kad tave žmonės atpažintų, kad tu įsimintų ir atpažintų, kad tu po to galėtum parduoti bilietus stand-upinimui. Tai pradėjom daryti, sugalvojom, Nedas gyvą Tinderį daryti, aš palaikiau, tai darėm, tai mes ten tokie rangovai to gyvo Tinderio buvom 3, aš, Nedas ir Kristoforas, šiaip originalūs rangovai, tai sidemenai, gyvo Tinderio yra. Šautatas sidemenam. Jo, KSI, I see you, man, come on, what's up, bro? Ir po to tu ten tų gyvų Tinderių nepridarysi ten kiekvieną, žinai. Ir po to blemba reikia padaryti gal kažką kitą ir tada podcastai prasidėjo, ten savaitės rifas pradėjo, dar ten jau Viltė patys jau ilgą laiką buvo. Kaip padarėt gyvas Tinderis 2. Ja, dar padarėm gyvas Tinderis 2, jo. Bet po to galvom, blemba podcastą reikia padaryti ir galvom, kažkaip reikia įsiskirti, reikia gyvą podcastą padaryti. Nes prieš tai niekas nebuvo daręs gyvą podcastą, buvo pralaužk vieną šaltą ten, per jubiliejinį padarė vieną gyvą. Ir sakom, reikia mum, aš biškį myžau. Bet Nedas sako, davai, padarom 10 ir jeigu neis, tai neis, tipo, galėsim arba be publikos daryti, arba vapšė nedaryti. Nu, davai. Tada kitas dalykas, pavadinimą reikia galvoti. Sėdimės ofise, galvom įvairius pavadinimus, neatsiminsiu dabar, bet tipo ten, labai keistie buvo. Ir kažką kalbam. Pajechal. Ne, aš neatsimenu net. Ir kažką jis pasakė ir sakau, tai jo, bazaras. Ir sakau, blėt, Nedai, galim pavadinti bazaras. Tiesiog, kad, nes kai tu visada šaikui tipo kažką derini ir užtvirtinimui tą suderinamą, davai, bazaras, na, seniai. Ir sakau, o jeigu bazaras, ir Nedas sako, o jeigu padarom tipo dar geriau, kur bazaras. Ir čia šitas mūsų pavadinimo sugalvojimas atspindi turbūt ir mūsų visą draugystę, kad mes vienas kitą papildom nuolat. Ir mes, pavyzdžiui, galvom, dabar tai kartais būna net neįdomu, mes važiuojam į turą, mes nemeluoju, nesuskaičiuočiau ant rankų pirštų, kiek mes esam, tuo pat metu tą patį dalyką pasakė. Ta prasme, mūsų smegenys vienodai dalyką. Ir čia nežinau, sakau, ar taip jau laukiniai gamtoj sutverta buvo, ar mes per daug laiko praleidžiam, bet va toks yra ryšys mūsų. Jūs esate dvi trūkstamos viens kito sienos dalelės? Jo, aš esu tas kairysis kiaušas, kur nebuvo... Mažiau naudojamas. Mažiau naudojamas, mažiau biški žinomas. Bet šiaip aš tokio laibo, aš toks, blėt, biški ramesnis gal. Aš toks, jeigu mes važiuojam ten į turus arba dar kažką, aš toks tylesnis, mes su Liudinaičiu pasimam, dar aš toks tylesnis buvo, ramesnis. O jie, blėt, ten energingi, bazarina, tak. Aš kur ausinukus susidėdu mane. Toks už stalės žmogus, kur jeigu būtų prie stalo atsisėdus, tipo gaivėjai gėrimai, tipo tučiu į tas, kur tipo... Aš į klubą nepašoktai. Ne, aš parūkį padėsit gyvenimo kažkam einu pakalbėti, man patinka su žmonėm bendrauti, bet kartais aš įsikraunu nuo to bendravimo, žinai, tai... Jo, aš būčiau žinai, dviese važiuoti į kelionę
Su Nedu galbūt smagiau. Bet pagert, blėt, gal ir su manim, aš gal turiu istorijų kažkokių. Nes pas mane aš būnu normalus ir man užtenka 3 alaus ir aš pasidarau nebe Deividas. Ta prasme, Čia ir išina Deividas monstras. Jo. Nes aš po 3 alaus patampu kaip ta 40-metė panelė, kuri įsilaisina iš 20 metų vestuvių, įsiskiria ir plaukus nusikerpa. Tu realiai tampi ir dabar girl. Jo, ir šitaip nusimauna papus, blėt, ir aš laisva, nahui, aš gražiai. Dėjus po 3 alaus. Seniai yra buvo, po to tavo Botsmano Open Mic'o kažkada grįžom į Kauną žiūrėti Eurovizijos, seniai išgėriau. Botsmanė atsimenu, 2 alaus išgėriau, grįžau išgėriau, hatui dar 2 alaus, 1 šotą aš jų bibį rodžiau. Man daug nereikėjo, ir aš per daug užsižoskinu, pavyzdžiui, buvo Simukas, mano kambariokas, dar ten vienas bičas. Ir aš rodau, saukiau už savo bibį, žiūrėk, aš labai atsiprašau, kad aš pasu tokius dalykus, bet žiūrėk, ir vienas draugelis, blėt, nežiūrėsi, ką aš padariau, aš padėjau savo bibį, jam ant šlonies, laikysiu, kol neatsisuksi. Ir čia yra crazy, brama, man tai va būna tokių momentų. Bet čia grinai tas dalykas, kur it's a guy thing, žinai, kur jeigu Hebroj būtų buvę panu, aš garantuoju, nebūtų buvę tokį. Nežinau. Jeigu būtų tuometinis Deivis, ar tai naudodavo kaip mating dalyką? Šiuolaikinis Deividas naudotų šitą kaip dalyką. Gabrielė? Jo, buvo, man... Akytas užklijuoja, ne? Man labai patinka Žiūrėk, kaip su tave žiūri. Man labai patinka daryti, kai vaikštau namie su treninginiam kelniam. Ir vaikštau, ir įsitraukiu ir toks... Jie atsisko, fui, Deiv. Tai, o kodėl vis dar žiūri? Gerai, tu ten kiek, 20 metų komedija jau, tai arenatūras viską, vis tiek turėti tą įsimintiną geriausią ir blogiausią pasirodymą. Nes geriausias mes nelabai dažniausiai atsimenam, tipo, žinai, bet blogiausia, tipo, visą laiką žinom datą, vietą, laiką, su kokiais bairiais lipai. Aš žiūrėjau serialą Ted Lasso. Ten jis apie Fulės trenerį, amerikietiškos Fulės treneris, kuris bando treniruoti normalų futbolo, sokerio komandą. Yeah. Ir tas treneris pasakė vieną patarimą žaidėjai, kuris prarado kamuolį, susiparino po to, sako, be a goldfish. Žinai, ką reiškia, be a goldfish, auksinės žuvelės neturi atminties jos. Jos tipo, jeigu kažką padarai, nepavyko, pohui, daryk toliau, pamiršk, viską pamiršk. Tai I'm trying to be a goldfish. Bet ir geriausių pasirodymus, aš atsimenu tokiais etapais, mano pirmas geriausias buvo, kai dar gyvenau Kaune, kur ten apšildymų negaudavau, jokių nieko. Džampabe buvo pasirodymas, Humro klubo Open Mic'as buvo ir pasirodžiau, turbūt geriausiai tą vakarą pasirodžiau iš visų. Ir toks gerai, ir toks Ambrazaičius pagyrė ir sako, šitą bairį. Savo gaila, kad aš sugalvojau, tipo ant tiek. Ir man čia jau buvo tas palipėjimas ir po kelių savaičių, gal po mėnesio, Viktoras ir Markas pasiūlė važiuoti su jais į turą, apšildyti po visą turą. Tai man čia. Antras toks įsimintinas buvo, kai atsikraušiau į Vilnių, pasiūlė po Vėšo Šaiką apšildyti raustų renginį su Tadu Vidmantu. Ir aš ten žiauriai jaudinaus. Ta prasme, vienas didžiausių saudulių. Jo, ten kiek žmonių gibelė, kiek dar? Jo, ten. PM6 gal kokį buvo. Kad dahuje, žinai. 300 tikrai turėjo būti. Ne, kokį 600, blemba žmonių, žinai, buvo. Kažkas ir štukas gal. Pizda, kaip gerai. Net, legendose netelpa, bet... legendos. Pizda, kaip gerai pasirodžiau. Ta prasme, wow, buvo visi jie v šokiai. Buvo ir... Tai man šitas įsimintinas toks, kur atvaręs į Vilnių, pabuvęs ten kelis mėnesius toks... Įsitvirtino Vilniui, kur pažymėjai teritorijos. Jo. O dabar, kai važiuoju, aš negaliu įvardinti savo geriausių pasirodymų, aš stengiuosi būti geresnis, tobulėti, taip toliau. Stengiuosi apžvelgti, aš, pavyzdžiui, darau šitą dalyką, iš manęs net Nedas ir Liudva žvengia. Aš, pavyzdžiui, jeigu labai gerai pasirodau, aš nečerapinu labai, tipo, aš vis tiek, mes važiuojam namo ir Zimai sakau, bet va toj vietoje, tipo, ir Zima atsipalaiduok, Deivi, žiauriai gerai pasirodė. Ne, bet va toj vietoje man ne taip reikėjo padaryti. Bet kai padarau blogą pasirodymą, tarp kitų Liudinaičius praeitoj laidoj buvo, kai apie blogiausius, tai Anykščiuose. Anykščiuose labai blogai buvo. O tai va buvo, po Panevėžio, kur žiauriai gerai, sakau, ne, va ten reikėjo. Ir po Anykščių nulipom
Visai normaliai. Sakau, tipo, aš stengiuosi po gero labai sparnų neiškelt ir vietą, kur dar patobulėti. Ir po blogo nenukabint nosies, nes gali būti ir blogiau. O jeigu apie blogiausius, pats blogiausias pasirodymas, yra daug blogų buvę, bet pats blogiausias buvo 2022 metais, jeigu neklystu, rugsėjo 1 dieną Kauno kolegijoje. Atsimenu šitą. Atsimenu. Nes mums pasiūlė į Kauno kolegiją atvaryti pasendapinti ir aš sakau, ar jūs žinot, ką mes tipo darom, taip toliau. Jo, tipo kaip ir žinom, skoro bus galima keiktis. Nelabai. Gerai. Na, ir tipo sakau, bet vis tiek sakau, bus, jeigu nebus keiksmažodžių, bet bus kažkokių temų, riebesnių, sakau, pošlesnių kažkokių. Sakau, tipo ir nieko tokio. Sako, jeigu viena kita, nieko tokio. Ok. Aš įsėmiau viską, tipo vienas kitas ten apie seksą ten gal vieną kažkokį turėjau, bet jis ten nebuvo net labai ten, jis labai paprastas, kur tipo, kad man pasibučiuot spanau užtenka, pavyzdžiui. Kur mes bučiuojamės ir jis sako, o tu gal seksą padaryti nori, sakau, ne, man nereikia. O gal to papą parodė, aš tų papų internete prisižiūriu, davai, man tik pasibučiuoti reikia vis. Tai ten kažkokį gal tokį papasako, kas nėra labai blogas. Ir buvo pradžiai gal kokį 400 žmonių, tai yra visi studentai ir taip toliau. Ir pirmas lipo Nedas ant scenos, Neda pristatė, pačioj pradžiai sako, dabar bus 3 labai juokingi šaunūs komikai, bet prieš tai, hebra, dešrainiai jau pagaminti, eikit dešrainių ieško. Iš 400 liko 200. Vis dešrainis apšildyti. Ir dabar Nedas Zimanauskas. Zimanovičius. Pakvietė Nedą. Nebuvo ten labai gerai. Tada Kristoforas lipo. Iš 2, tai buvo 400, pasai dešrainiai 200, Nedas pasirodė 100. Pasirodė Kristoforas irgi negerai. Kiam liko. Ir aš išlipau. Na irgi ten blogai buvo. Kur jau ta kvietė, tiesiog, jeigu norit, dar Deivis lips. Kas... Kiam žmonių, kur pradžiai buvo, ten įsisklaidė visi žmonės, žinai. Ir po to, toks, kaip mano plaukai, žmonės, žinai. Pabiškiai atsitraukė ir netaupo laiko. Pabiškiai atsitraukė ir čia... Ir irgi dešrainių išbėgo. Ja, čia dar matai, bet tokiais sluoksniai, žinai, pasiskirsi ten. Blema, tai čia turėjo biškį. Ir po to Kauno kolegija išplatino pranešimą, kad atsiprašom už čia tokį nepadorų žargoną, tipo, taip toliau. Ir, nes mano pusseserė studijuoja Kauno kolegijoje ir man atsiuntė ir šiaip man žmonės pradėjo, žinai, siūsti. Ten, tipo, what the fuck, sako, tipo, sako, geras tas pasirodymas. Žinai, žmonės ne visada supranta, kada tu ten, jeigu jiem juokinga, tai jiem gal netrodo, kad čia labai tragedija tas gigas buvo, tu tik pats įsivaizini taip ir tu pats permastai, žinai. Bet, tipo, sako, kad ir nebuvo labai gerai, bet sako, nieko čia blogo, tipo, nebuvo, patys žmonės rašo. Ir po to, tai po to biškai zajobas toks buvo. Nedas ir Kristoforas kolautint Kauno kolegiją norėjo, bet sakau, gal nekolautinam, gal tik to. Susitinkam, Jungle King'e. Jo, sakau, tipo, gal būnam bigger man, taip, biškai. Nu čia tas, bet irgi, tipo, jūs nei ten pizdavot Kauno kolegiją, dar kažką, jie patys... Dabar tai eina jie nahui, bet... Tipo, čia tas tipinis variantas, kur užsisakai, tipo, gigą ir nepasidami, ką tu užsisakėjai iki galo ir tada esi pasipiktinęs, ką tu gavai. Jo. Nes nėra, kad jūs susitarėt ant popieriaus, kad prašau, malonėkite štai tokiamis temomis juokauti. Jo. Bet pinigus pervedė, viskas gerai, jokių pretenzijų neturiu. Mokėjimą paskirtinę parašė, duskit kur. Negali. Jeigu tik būtų galėję, būtų, manau. Bet dabar, pavyzdžiui, ir praėjus kiek čia, beveik 3 metam, mes pavasarį, vasaros gale. Taip, vasaros gale, kai vyko Fuksų šventė, mus pakvietė Kitūnas. Ir mane su Nedu pakvietė, atvarėm, pasakiau, pasimokęs iš Kauno kolegijos incidento, aš viską gražiai parašiau, kad tipo, mes keiksimės, bandysim kuo mažiau, bet bus keiksmažodžių, pasakiau, ko dar kartą pasižiūrėkit mūsų podcastus, stand-up reelsus kažkokius ar dar kažką. Bet patiko, viskas gerai. Vienas bičas tik prieš renginį, sako, čia biški dėstytų atėjo. Bet mačiau, tos ir moterytis ten atėjo, žvengia, aš apie pizdaus laižymą pasakoju, tipo, jom juokinga, viena išlaižiau, ne, gerai, šitą nebuvo. Bet tipo. Pavyzdžiui, esu vienam turėjęs blogą Vajūnę. Mane pakvietė Vita, ekonomistų ten kažkokius dienus buvo.
Ir atvariau. Ir planavau, kad turėjo būti 200-300 žmonių. Ok, atvarom svitą ten, kračią vietą. Dešailius turi. Jokiukiai, sako, žiūrėkit, čia bus nuo 20 iki 70 žmonių. Vis pirma, range'as labai keistas. Tai buvo 24 su žmonės, tie ekonomistai, iš 24 8, kurie buvo atsakingi už renginį. Ir sako, o tai mikrofonas kur? Ir mes ant koridorių, foje, blėt, pasirodom tiesiog, tipo. Ir, o mikrofonas bus? Tai nereikia, tai galit kalbėtis. Ne, reikia, žinokit, reikia. Gerai. O sakau, kur žmonės sėdės? Stovės. Sakau, tai nesąmonė, tipo, vis tiek, sakau, žmonėm, kai jie klausos komedijos, jie turi patogiai būti atsisėdę, kai jie, pavyzdžiui, atsistoja yra, tai jie pyks po to, nes, pavyzdžiui, aš pats irgi, blemba, atvaryčiau ten į Montų arenos kokias ir jeigu stovėčiau, blemba, kad ir kaip juokinga, man kūrės. Į spektaklį, kai ateini, tai jo. Stovint nežiūri, tipo, su kavytė. Jo monoklius pasėmėtis. Jo, tai aš pradėjau nešiot kėdes, aš atsinešiu ir atbombinau, pasiėmiau pinigus ir išvariau namo apsiverkęs. Bet bent jau atbombinai pagal taisyklės. Jo, aš visą... Bent jau žmonės patogiai sėdėjo, kol aš bombinau. Jo, aš stengiuosi matai, kas yra, jeigu aš į privatų renginį kažkokį varau, stengiuosi visada, kad ir kiek bebūtų žmonių, kad ir koks bebūtų vaibas, pakur gerą nuotaiką. Ne visada gaunas, daug tu dieve, bet visada stengiuosi, aš visada burnoju prieš renginį, plečia pasikuj, mes čia varim, plėt, paskutinis privatus renginys. Bet atvarai būna, dabar jau dažniausiai faina būna, pavyzdžiui, esu pasirodęs aviacijos logistiniai įmoniai ir pasirodžiau prie oro uosto sandėliuose tokiuose. Čia gal Kaune? Vilniui čia. Sandėliuose tokiuose ir žmonės, ten darbo balius buvo, ten buvo 8 žmonių gal ir visi sėdėjo lėktuvo kėdėse tose, tiesiog išimtos, tipo, sandėlys vidurį sandėlio ir ten su tokiu mikrofonu, kur pusiau žaislinis tas mikrofonas, kur tas mikrofonas pritaikytas yra prie tokios kaip ir radio, ne radio. Ir kur tu turi per Bluetooth kolonėlę. Jo, ir tu turi sukt pagaut dažnį, kad nebešnypštų tas mikrofonas. Ir ten atvariau, ir ten 8 metų moterytis, visos žvengia, visos, tik vieną telefonę taip sėdi, kur anūkiai rašo. Googlina, kas tas Deividas. Anūkiai rašo, gal reikia vyro? Turi vieną. Tuoj baigs paklausė, gal neužsijęs. Ir taip susipažino su Gabrielė. Su Gabrielė kitais, bet panašiai šiaip buvo. Bet tu paminėjai, kad tipo, prieš gigus sakai, kad pasižiūrėkite tipo, ten Reelsus, dar kažkas stand-upo. Tavo kiek žiūrėjau, nėra nei vieno YouTube specialo tipo YouTube. Dabar bus. Ir tu dar turėjai savo solo pasirodymą kažkurios programos, kur turėjai, kad Deividas lagaminus kraunas, ten kažką neatsimenu. Ir nepadariau. Ir pala nebūtų? Ne, nepadariau. Ok, čia išsipardavė ar tiesiog negalėjai tą dieną? Kaune įsipardavė. Blemba, matai. Dariau vidury vasaros, debiliuką sugau padaryti vidury vasaros, kada visi žmonės, tipo, Vilniui net nebedaro niekas open mic'ų vasarą, nes neapsimoka, nes niekas neina ir renginių nedaro, nes visi arba išvarė, arba nori laukia kažkur būti, o Vilniui laukia nėra kažkokios be vasaros terasų, nėra kažkokios optimalios, normalios vietos, kur būtų galima pasirodymą daryti. Social house'as. O viduj, o aš neskaitau, kad tam normali vieta. O viduj nelabai kas nori daryti. Ir aš tai padariau, gal nusifilmuosiu, žinai, padarysiu vieną Kaune pradžiai, treniruotę tokią, nes džampabę dariau, džampabę filmuoti ir dėti biški tragiškai yra. Ten zaibys spotas, bet nefilmuot. Interjeras tas. Jo. Ir sakau, tai Kaune pardaviau, o Vilniui nelabai ten kažką pardaviau ir toks. Aš susiparinau ir tą Vilnių, ir tą Kauną, nahui, atšaukiau ir viską atšaukiau. Bet nusifilmavau dabar, daviau, kad sumontuotų, tai montuoja, daro, ten pas mane programa šiaip praeita buvo 30 minučių, bet ten gal bus kokios 2-5 tipo, nes biški limituotas laikas buvo ir negalėjau visos programos parodyti. Čia per šokėsi gal kažkurį filmuoja? Panašiai. Ir ta programa biški pašlesnė, aš nežinau, ar ji man dabar
vis dar manau, kad tai yra juokinga, bet gal per pošlą žmonėm bus kažkiek, gali būti. Šita programa jau biški labiau clean ir dabar pradėjau, nežinau, aš kažkurį rytą atskėliau ir gal aš noriu tobulėti kaip komikas. Aš manau, kad aš kaip podcasteris, aš vis dar blogas esu, šitą pripažįstu, reikia dar daug kur mokytis. Mes skaitom komentarus, mes žinom. Nes ne, kur jeigu man parašo, kad storą šūdę dink iš eterio, tai aš čia... Bet jeigu parašo, nepriimu. tos storas gadina čia viską. Ne, nepriimu šitų, čia daunai yra. Nu čia Golden Fish tas. Jo, tipo, tu visada tu turi ant kažko pykt ir tipo, tu nepyksi ant Nedo, kuris reprezentatyviau atrodo ir plus, faktas yra, kad aš daugiau nesąmonių pasakau ir tos nesąmonės trigerina žmonės. Aš mokausi, viskas gerai, bet... Blogi komentarai, tipo, man juokingi yra. Kur aš tada iš tų blogų komentarų, kur man tada prirašė, paėmė biškį dušelę, bet toliau rašo, ir aš pažvengiu, nes man juokinga, kaip tu daug dėmesio įdėjai, tu nežinai net manęs, tipo, tu tiek daug stengiasi, tipo, ieškot, prie ko prikip. Man tas juokinga, iš kitos pusės, tiek pastangų įdeda, žinai. Iš kitos pusės fainas dalykas žmogus gal, nežinau, man kad ir kaip būtų sunku ir kad ir kaip man kažkas nepatiktų, aš nerašyčiau komentarų. Bet gal žmogus turi sunkumų kažkokių ir jam čia geriausias būdas įsiliet. Ir jeigu jis įsilieja manęs komentaruose, pavadinęs manęs storų duchų, nejuokingų duchų arba dar kažkokių ir vietoj to nebemuša savo draugės žmonos, man čia smagu. Arba muša savo draugę žmoną su šypsena dabar. Jo, arba muša dėl BDSM kažkokių dalykų, žinai, dėl kimkų. Pasmauk mane, tėti. Tai jo, kalbant apie stand-upą, tai kažkurį rytą atskėliau ir noriu. Aš manau, kad aš išmokau visai, tipo, aišku, ne iki galo, bet kažkiek jau moku daryti bairį po bairio, taip. Bet dabar noriu padaryti istoriją. Tai manau, ne šita programa, bet nauja, kuri ateis dar mes turime tik įpusėjams šitą programą, bet jau ruošiuosi dar kitai programai, nes turiu ką veikti. Tai aš darysiu tokią didelę istoriją, ilgą istoriją, vientisą istoriją. Nes man atrodo čia, jeigu tu pasakodamas vieną istoriją, prikausti žmonės 5 minučių klausytis tos istorijos ir dar žmonės žvengia iš jos, nu čia genialų yra. Ta prasme, čia jau tada yra aukštas lygis. Tai žiūrėsim. Man tas pats buvo irgi sužavė, kai neatsimenu, kuri programa tik tais vadinasi, kur humoro klubas. Bartuševičius. Kur Bartuševičius ta istorija buvo. O to ten atsimenu, kur pažiūrėjau ir wow, kur tipo, nes kai tu pats esi komedijoje ir pamatai, kad kažkas įdomiai konceptą panaudoja iš rašymo pusės, tu žiūri ir tipo, bairių juokingi, bet tu galvoji labiau apie tą, bet kaip pahujanai rašė ir tada daugiau klausimų, o kaip rašė. Ar istorija susidėliojo ir tada kaišiojo, ar ieškojo kaip sujungt, ar tai fake, kur tipo, nu labai įdomus pats tas žaidimas gaunas. Dėl to aš dažnai bandau lookupinti į tą patį Bartuševičių, pavyzdžiui, nes man labai patinka jo rašymas, viskas, jo drąsa darytas istorijas taip toliau. Ir bandau aš irgi, sakau, mano inspiracija net gal iš jo, kad tokia yra. Ir čia tikriausiai mėgstamiausias mano komikas yra, dėl to bandau ir aš nepyzdint, bet panašiai, bet ką aš. Ne, iš nieko dar nepyzdinau. Tau paduot taburetę, ar? Iš nieko dar kol kas nepyzdinau. Kol kas, nes kol kas. Kokios, visą laiką ateina laikas, Jo. Ateis ir tau, pamatys, viskas gerai. Irgi geriausia. Tik aš jeigu pyzdinsiu, tai aš išmoksiu kokią graikų kalbą ir iš graikų komikų pyzdinsiu. Bet, blėt, jie ten papasako, oi, kaip mums ten saulė šviečia. Kaip mums sunku su tais akmenim, ne? Jūs irgi užpisa tie ametistai ant kelio. Pasakosiu apie Akropolį, bet visiškai skirtingą, ta prasme, apie skirtingus ir mes įbėgam su mūsų, tipo, kariauna į tą Akropolį. Jo, man, blėt, buvo. Su šeima variau vasarą Atėnus. Aš dabar nebežinau, ar čia bitas ar ne. Nuvarėm su šeima į Atėnus. Sako, varom iki Akropolio. Atvarėm. Ir vienas šeimos narys sako, o tai kur čia Zara kokį? Oi, ble, buvo labai smagu. Bet zavys, čia parkingas neiškištas. O, ble. Bet tai čia kokio formsi namų nėra. Bet tai čia pabaigs dar statyti, ne? Mes gal per anksti atvarėm. Pasižiūriu datą, 1.8 ir kelintas ten metas, 1.2. Tai čia nuo taip ilgai dar, o dar iš mūsų Vilniaus stadiono žvengia. Ble, primesk, jeigu Vilniaus stadionas po kažkiek metų sakys, kad čia buvo koliziejus tiesiog. Blemba. Sugriuvo. Ne, jo nedastatė.
Aš tai galvoju, kad aš turiu konspiracijos teoriją, kad kažkas, blėt, yra, kad specialiai nepastato jo, kad būtų kažkur bairis. Kad būtų iš ko pažvengti ir būtų kažką atsiminti ir po dahoje metų pasakys, kad mes specialiai taip darėm, kad nepasistatytų, kad visokių šarlatanų prisisamdėm, kad projektus gamintų. Ir čia kažkas gausis ir čia galiausiai ir šitas dalykas išplis per visą pasaulį ir tada bus šitas nepastatytas stadionas kaip vienas iš stebuklų pripažintas ir lankomiausia vieta Europoje, blėt. Sakys žmonės, ar varyti į Paryžių į Eifelio bokštą, ar į Vilnių nepastatytą stadioną. Prie Akropolio. Jo, plius Akropolis yra. Čia 27 metais pamatysi Nešvankai išleistą videką. Jo. Chebra, pamenat stadioną? We made it. Mes auginam vardą, kad galėtumėm šitą filmą išleisti. Ne, aš tai sakau, dar porą metų ir bus. Dar porą metų. O tai šitą, rašymo procesas, taip, kaip ir pas visus, tiesiog bandai gyventi. Pats sakai, kad dabar, kad bandai istoriją rašyti. O jau esi pasižiūrėjęs, kaip tą istoriją bandai rašyti, formulę ar dar kažką, ar tiesiog bandai kaip gaunas? Aš užlipu ant scenos, žinau, kad aš noriu papasakot būtent apie šitą. Aš dabar renkuosi, taip, aš noriu papasakot, susižadėjau, pažiūrėjau, noriu apie sužadėtuvės papasakot. Noriu, taip. Ir aš maždaug, mano visi gyvenimo kažkokie svarbiausi fragmentai vis tiek būna cinkelis juoko, nes aš toks klamzy, toks atgrubnagis, aš kažko nepadarau ir iš savaime kažkokia istorija jau būna visai juokinga. Ir aš pradedu ją sakyti ant scenos ir aš ant scenos pradedu galvot, pridėjinėti dalykus. Nes man veikia, kai aš neturiu kur pasislėpti, kai aš jau pradedu pasakoti istoriją, mano smegenys pradeda taip greitai dirbti, kad tada ir aš ant vietų sugalvoju kažką juokingo. Jeigu aš sėsiu rašysiu, man nieko nesigaus. Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, aš nepamenu, kada rašiau paskutinį kartą. Tai realiai kaip būna, kur žmonės muziką rašo, pasiema gitarą, ne, ten pabarškina stygom, ten kažką ir eina žodžiai, ir tada, o šitas geras užsirašo. Taip subairiškai. Jo, tai aš pirmiau lipu ant scenos, nulipęs ant scenos, aš užsirašau. Čia aš girdėjau, kad Louis C.K. šiaip irgi daro, kad jisai važiuoja, tarkim, į open mic'o kokį ir jam šauna mintis, tai jisai irgi nemėgsta rašyti to, tai jisai sakė, kad jis tada nuvažiuoja open mic'ą ir tą idėją galvoja tiesiog gyvai ir išbando. Irgi, kur apini, dalibdai vietoj, dasikūrė tos. Aš panašiai pradėjau namie tik tą daryti, tai pažinai, pasiėmė maiką ir sakai premisą ir vietoj žiūri, kas gaunas ir dasirašai. O veikia tau, nes man tai neveiktų, pavyzdžiui, nes aš negaliu apipisti smegenų, nes aš žinau, kad čia dabar nėra rimta, aš turiu kur pasislėpti. Bet ant scenos jau nebeturi, ta prasme nebus, kad vis, žinai, ir išeini. Nebenoriu. Aš dabar, kur lipau paskutinius kartus, aš šito principu pasirašiau tos bairius. Aikoso tas bitas, šitaip visas parašytas. Aikoso geras bitas. Aš pagal šitai parašiau, kaip gitarą. Apie Tuliką dar padirbė. Aikoso geras. Va šiandien pamatys. Gerai. Dadirbtas bus. Tai va. Tai sakau, mano gal kažkiek kitoks tas rašymo procesas, neeilinis, sakyčiau, nes visi kažką rašos, taip toliau. Arba ten vieni būna vaikšto, kiti ten būna, nežinau, tiesiog sėdė ir rašo, kiti iš kažkokio gyvenimo. Aš tiesiog žinau, kad apie šitą noriu pakalbėti, lipam ant scenos ir žiūrim. O tu nedarai to dalyką, kad specialiai bandai eiti į avantūras, kad turėtum materialą bairiams, kad tu rašai iš gyvenimo? Anksčiau darydavau taip. Aš turiu vieną bitą, kad esu beveik pergalėjęs su pana, kuri cukraligė serga. Kuriai yra šitoj vietoj buvo toks, kažkoks metalas, kur varinėja ten cukrų, ne cukrų, nežinau, insulin. Ir tai šita tikrai yra istorija. Ta prasme, man tikrai yra buvo, kur mes jau mylėsime su panelė tuoj ir sako, ir ta prasme, aš ten linkstu ir jų taip atsitraukiu, sako, aš jeigu ką cukraligę turiu. Ir slėptas cukraligė. Ir sakau, ir grinai buvo, ta prasme, aš net pasako ant scenos, viskas tikra, kur ir jų nusijima. Sako, jeigu tau nepatogu, aš galiu nusimti, kol tu nemirsi, nes man jau bibis nebestovi, aš jau noriu greitai skambinti. Ir nusijama tą... Ir jis sako, aš sakau, tu nemirsi,
Sako, ne, nu, bet nuo per didelio judesio galiu atsijungti ir galvoju, eik tu, nahu, va čia papuoliau ir jau mes ir nepadarėm to sekso taip ir galiausiai, bet aš galvoju, bent turėsiu istoriją. Ir po to bandžiau specialiai padaryti vėl istoriją, tipo, iš to eiti į avantūrą, vat, kaip tu ir sakai, ir nesigavo. Tiesiog blogas vakaras gal. Nesigavo vien tik dėl to, nes aš manau, kai tu forsinę avantūrą vardan kažko, tai jie ir nesigaus. Viskas turi netikėti. Natūraliai tas flow state'as buvo. Jo. Tas jo, irgi ir buvo, kur bandžiau ir kai specialiai bandai, tiesiog blogai atsiminimai tapo. Jo, vieninti dalykai buvo tada, kai bandžiau forsinti, tai tiesiog 2 kartus vos į galvą negavau, neįleidau į 3 barus, čia dar kai ko negavau, į džampabą nahu neįleidau. Man, sen, ant kiek... Tu žinai, kas iš toks? Ne, bet dar sužinosi. Sen ir aš tada, jo, sen, blėt, ir buvo tas. Sakau, tik į vakarą, open mic'as buvo, aš čia pasirodau. Sako, tik kai pasirodysi, tada ateit galės ir toks. Ką padariau, apsukau ratą vieną, nuėjau į Republiką, išgėriau alaus, vėl nuėjau džampavą, praleidau. Tu nebuvai dasiekęs tam tikro promilio kiekio. Bet po to vos į galvą negavau ir vėl išvijau. Tai... Tada tu vėl į Republiką, nukuldeuninai. Tada, man atrodo, jau buvo vakaro pabaiga. Šiam jaunoliui vakaras jau baigėsi. Net O realiai tada, 50 metų atgal, nes realiai dabar daug nuotykių turėjai. Ką savo pasakytum 50 metų atgal grįžęs? Nestudijuok filologijas. Pabūk ilgiau Vokietijoje. Visų pirma, prieš 12 klasės 100-dienį nesakyčiau savo kirpėjai, pohui pisam plikai. Šitas... Pasimėgaukim ilgiau. Pasimėgaukim. Ką žinau, visi mėgsta kažką... Blemba. Žinai, kas yra? Aš tikiu, kad kiekvienam veiksmui yra atoveiksmis ir net jeigu aš ten prieš 8 metus kažkada pripysęs draugelio panos nebūčiau pavadinęs žiūrkę, galbūt aš nebūčiau ten, kur dabar esu. O dabar esu taip, kad darau darbą, kuris man patinka, kurį myliu, kurį daryčiau ir už dyką, bet vis tiek pirkit. Turiu panelę, sužadėtinę, kurią labai labai myliu, turiu labai fainus draugus, kolegas ir visa kita. Ir aš tuo didžiuojuosi, jum visais didžiuojuosi savo panelę, didžiuojuosi savo darbo ir net kažkiek ir savim didžiuojuosi. Tai nemanau, kad kažką labai jau keiščiau. Na, jis labai... Nebent draugelio ant šlonės labybio, galbūt čia nedėjęs per Euroviziją. Viskas, čia yra viskas. Bet tas vienas visą laiką yra, kur... Ja. Nu gerai, gal šito ne. Nu gal. Gal, bet juokinga. O dabar nebūčiau turėjęs istorijos papasakot. Ja, Stašauskai, prie 2 štukų jūsų. Prie kebabo. Prie kebabo. Kada kitą kartą prie kebabo galėsiu šitą papasakot? Po 2 valandų čia yra džampab. O realiai dabar daug suaktyviai yra tas open miceriai, visokie open micų pilna, daug naujų komikų lipa. Vis tiek jau būdamas tiek metų, 4-5, kokie būtų top 5 patarimai, ką pasakytum, tipo, jaunam žmogui, kuris, nežinau, gal užsiregistruočiau, bet bijau. Susitvarkyti su galva. O bugelį kūrų. Įsitrink galvą debilę, tu nahui. Ne, susitvarkyti su galva tame prasme, kad nebijok, reikia išmokti nebijoti šiek tiek, nes tikrai bus, kada turėsi sunkių pasirodymų ir seksis labai labai blogai ir reikia nenusiminti ir priešingai, kai seksis labai labai gerai, nereikia įsikelti ir galvoti, kad tu čia kurva kažkoks jau monstras esi. Čia ir savo, žinai, pritaikau. Vienas dalykas. Kitas dalykas. Neforsint dalykų. Mane labai užpisa, kai ateina, aš, pavyzdžiui, pats toks būdavau. Aš atėjau ir aš buvau ramus. Tipo, ramus, sėdėjau kamputį, pasisveikinau su visais, ta prasme, aš būdavau mandagus, mane mačyti šaklius, bet nieko nebazarindavau. Ir tol, kol kiti ten, nežinau, Karosas, Emilis, ten Grimalis, Airė dažnai, visi šitie tipo, kurie patys neprieidavo prie manęs ir kažkada pradėjau ten jau geriau varyti ir jie prieidavo patys prie manęs, pakalbinau, pasikviesdavo kažkur ir taip atgavo tas susibendravimas dažnai. O dabar būna ateina komikų ir forsina ir, pavyzdžiui, kur ateina, kur,
Pirmą kartą aš tave matau, na, mes nesam draugeliai. Kurio prieinam, ble, supysiu tau gal. Jo, aš ta prasme, aš su visais žmonėm draugiškas, jūs tik ateikit, bendraukit, su manim viskas bus gerai, bet kaip žmogus su žmogum, o ne dabar tu su manim, kur bendrauji, nu, nežinau, ką tu nori padaryti. Man nepatinka, kai bando specialiai prajuokinti arba specialiai padaryti kažkokį įvaizdį, kad oi, iš čia geras. Bet čia gal dar tas, kad dabar mes, nu, tipo, visi internete, tipo, žinai, tie žmonės žiūri tą kontentą. Pochui man. Ir kai žiūri tą kontentą, atrodo, kad Jo, aš iliuzija, kad draugai esate, aš suprantu šitą, nu, bet tai senin. Bet reikia suprasti ir tą, kad bet reikia šitą suprasti, nu, tipo, jeigu tu pažiūri Harry Potterį, nesitikėk, kad tave į Hogwartsą paims, nes šiandien nėra tikra. Prie Radcliffo ateisi, ką, kur. Jo, tai, nu, tai čia tas pats dalykas yra, žinai. Gerai, kitas dalykas. Nesiekt. Man, pavyzdžiui, aš myliu stand-upą labai, aš kaip ir minėjau, daryčiau uždyką šitą ir man nepatinka, kai būna žmonių, kurie iš karto atvaro ir nori labai greit užsidirbti. Taip, tik užsidirbti, tik mato pinigus. Aišku, čia aš gal per daug myliu savo šitą žanrą ir dėl to aš jį nežiūriu kaip į kažkokį karvės melžimo dalyką, žinai. Bet yra tokių žmonių, yra tokių open micerių ypač. Ir man gal pačiam mylinčiam šitą amatą yra keista, neadekvatu ir įžeidu netgi. Nors čia gal iš kito žmogaus perspektyvos atrodo normalu. Bet taip, čia mano toks dalykas. Viskas. O kitas dalykas, tai tiesiog ateiti į stand-upą, bendrauti su žmonėm, nebūt pasikėlusiam ir svarbiausia gerai leisti laiką pats ant scenos. Kai tu ant scenos, kad ir kaip tu pasirodai, man kaip tu pasirodai, kiekvieną, man, žinai, užlipa bachuriukas, nes daug kas galvoja, ką kiti komikai, daugelis galvoja, ne ką kiti žmonės pagos, o ką kiti komikai. Pochui, visiems komikam yra pochui, absoliučiai. Atsipalaiduok, niekas tas, blet, net neklausys didelį tikimybę ten už tų komikų. Atsipalaiduok ir svarbiausia, tu pats gerai praleisk laiką. Pochui, kaip kiti jaučiasi. Pats svarbiausia, žinai. Atsipalaiduok, džiazuok, pakvaifuok. Labai geras šiaip tipsas tas dėl overthinkinimo, nes pačiam dar būna kartais, kur pamatai, kad ten klajumas koks sėdė, bus tą dieną ir toks pradeda overthinking, tas pats, o jis net neklausys, nes žmonės savo programos kartuojas. Ir jie patys jaudinas, ta prasme, šiaukeisas buvo, aš ateinu į K2 backstage, stonkus, toks, vaikštus, kol jaudinius, tai visada, visada, taip. Nu tai visiems šitas yra, visi mes žmonės, nėra, kad atrandi heką kaip nebesijaudint. Nu, visada tai alkoholis. Visada yra. Nu jo, čia toks. Nu sen, čia tas pats, kas nemiga dūmais gydyti. Nu, tipo. Darai tu YouTube, ne, tipo, ten, kada tavo koks nors, kokie planai ateičiai? Solo tavo ar savo laidą pradėsi, vien skečai, dar kažkas. Gerai, dabar būsiu ahujenas hipokritas. Nes žinau vieną kontentą, kokį norėčiau reguliarų daryti YouTube ir žinau reelsų, kokius norėčiau padaryti, kad tipo, ten pasiprominsi labiau taip toliau, bet bijau, ką kiti pasakys. ir dar kaupiuosi tam. Tai tu patarimų nedėt, o ne iškirpt. Ne, dėk, tegul. Aš sakau, aš hipokritas, aš šitą priimu. Tai biški kaupiuosi, tai yra šitas. Aš noriu kažką kaip ir padaryti, kažką juokingo, kažkokius reelsus, bet aš bijau, aš nežinau ką, aš bijau, kad mano idėjos bus per prastas. Bet vėlgi, visiems pochui. Aš save užsimotyvavau visai, ką aš kalbėjau, kad visiems kitiems pochui. Aš padarysiu, pamatysiu. Kietą savaitę, 8 valandą. Nieko. Kebabą valgysiu. Ką aš įrodysiu? Šiaip jau. Tai va, kitas, aišku, norėčiau solo stand-up. Aš tą solo stand-upą pasidaryti, tai čia pasiekiama ranka. Aš norėčiau galbūt, kad žmonės ateitų tuos pasirodymus. Surinkt solo stand-upą. Surinkt solo stand-upą. Norėčiau visai važinėti per Lietuvą, nežinau, greitų metų vienas gal net jau važinėti ir turėti, kad ir, nežinau, nedidelę, bet bendruomenę kažkokią savo ir kad, nežinau, nebūtina, kad ten daug žmonių pas mane ateitų, bet būtų faina turėti kažkokią minimalią bendruomenę ir džiaugtis ir perduoti savo džiaugsmą jiem. Va taip gal pasakysiu. Nice. Nu? Gerai. Sakai, tiltas padegint noriu, važiuojam. Pasakom po vieną mūsų nuomonę underrated komiką ir vieną overrated komiką. Blia, čia dabar pagalvoti reikia. Ar tu jau pasiruošęs? Yeah. Overrated ir underrated, ne? Jo.
Aš galiu pradėti, jeigu tu. Nu, davai, tu pradėk, gal man ateis. Man underrated komikas Benediktas Drungeila, man labai patinka jis, man patinka, kad, aiškiai, jis daro tos one-linerius ir čia nėra kažkoks naujas dalykas pasauliui, bet čia yra naujas dalykas Lietuvai, kadangi stand-upas dar yra toks paauglys Lietuvoje, ne jau kiek, stand-upui 17 metų, jo, tai toks paauglys dar, žinai. Tai ir jis daro tos one-linerius tokius silly, but smart jokes, žinai, at the same time. Tai tipo, man jis labai patinka, mes ten ir apšildyti esam įsivežę ten į Kazlų Rūdą ir kuriam, nes man buvo labai įdomu, kaip Drungeila Kazlų Rūdą priims. Ir kaip apšildymui, tipo. Jo, kaip apšildymui ir viskas jam gerai sekės, tik vienintelis dalykas, kad jis pamiršo, kas po jo eina, aš ar net. Dabar Davidus turbūt. Tokį, žinai. Ir kur galvoji, ar čia dar vienas onlineris? Taip, gerai, to seksis, susipisai viską, taip. Bet vis tiek šaunuolis. Minus 2 eurų nuo komisinių. Reikia pagirti. O overrated Olegas. Labai pritariu. Jo, man, ta prasme, man patiko jis dabar, nežinau. Aš manau, dar kartą, žinai, tipo, kai žmogus bruka kažkokią nuomonę ir jis galvo, kad jo nuomonė svarbiausia, tai tu pradedi nebeklausyti nei jo nuomonės ir į tos bajers po to žiūri tokius, kur tipo... Dabar, kaip pasakai, jo, aš gal net underrated imčiau iš tų, kur ilgiau, tipo, žinai, stand-upina dar. O, pavyzdžiui, Tomašas atrodo, kur jis daugiau galėtų dar, tipo, turėti, tipo, žinai. Tai sakyčiau, kad underrated jis biškai. Okay. Nes daug kas žinai iš Reelsų, bet jis, manau, pakankamai dar underrated, nes tikrai galėtų daugiau žmonių surinkti ar dar kažką ir daugiau pasirodymų daryti solo. O jo, overrated jo Olegas visiškai. Ne, tai negali nusirašinėti nuo klasioko. Bet, blemba, bet tai ką daryti, jeigu jis vienintelis solo? Gerai. Bet, blemba, šiaip, man tinka to. Kas dar galėtų būti, aš nežinau, nes, nu, tipo, Olegai... Pasistang, ble. Gerai, tai ačiū Dievui, kad atvarėjai su manimi paėsti kebabų. O, bliaukas geras karasas. Smergi. Tai vad gali dabar šaut, čia pagrindinė kamera, ten tavo kamera. Palinkėk žmonėm, pasipasakok, padėkok, pasireklamuok. Raudonas kilimėlis tau. Rytoj Prienuose pirmadienį išleidai? Jo. Tai rytoj Prienuose pasirodymas, penktadienį, šeštadienis Tauragiai. Ai, tai jau galim sakyti, kad žiauriai fain, ačiū labai Prienam ir Tauragiai už labai gerą pasirodymą, labai pizda. Ta prasme, įskėdėm Prienus, įskėdėm Tauragę. Labai viskas gerai. O šiaip, nežinau, nieko neprilinkėjusi, niekam neįdomi ta mano nuomonė, niekam neįdomus mano palinkėjimai. Gyvenkit kaip gyvenat, nekreipkit protą, jeigu jums kažkas pisa protą, jeigu jums atrodo, kad čia zaibys taip gyvent, gyvenkit taip, jeigu jums atrodo zaibys dirbti bitės konsultantų, jeigu jums atrodo zaibys pist gerą ir čiulbybus už tam, kad pistumėt gerą, ahujen, aš jums net gal biškį pavyzdžiu. Ačiū ir iki. Deidas ir prezidentas, 027. Nu ką, o dabar su garsu gal padarom?